Labas, esu Kristina ir šį kartą pasidalinsiu apie Essence pėdų kremą. Atsakysiu tavo klausimą, ar jis yra naudingas, kodėl jis yra veiksmingas, ar tikrai jį įsigijus nenusivilsi ir ar tu galėsi jį rekomenduoti ramia širdim galbūt net ir savo draugam ir pažįstamam. Tai iš tikrųjų Essence pėdų kremas yra labai unikalus tom, kad jisai susigeria. Daug žmonių iš tikrųjų atranda pėdų kremą, bet sako, atrodo, kad labai geras kremas, bet jisai nesusigeria, palieka lipšnumo jausmą. Tai pirma, Essence kremas, jisai nepalieka lipšnumo jausmo. Antras, tai turi malonų kvapą, nes iš tikrųjų kiti žmonės būna, jeigu jau surado, sako, pėdų kremą, tai jisai iš tikrųjų yra nemalonaus kvapo, tokio mėtų kvapo, labai stipraus. Ir sako, tiesiog tu pasitepus negali eiti su basutėm, nes iš toli kvapas, negali dėti skonio, nes tikrai iš toli mėtos toks kvapas labai stiprus ir tai yra nemalonu. Tai antras punktas, tikrai Essence pėdų kremas, jis yra labai malonaus kvapo. Trečias punktas. Tai pėdas jisai sudrėkina ilgai, ne tik tam kartui, nes kiti žmonės irgi sako, kurie įsigijo kitur pėdų kremą ir paskui pabandė būtent Essence pėdų kremą, ką sako, kad jisai susigeria ir, kas yra svarbu, susigėrus išlaikyti drėgmę, kad pėdos būtų sudrėkintos ir išliktų ilgai, ne tik, kad tai minutei, ten 5 minutėm sudrėkinta ir viskas susigeria ir vėl tos pėdos sausos, vėl tu nori tepti. Tai jisai iš tikrųjų trečias punktas, jisai tikrai palieka tą drėgmės jausmą, susigeria ir išlieka pėdutės švelnios, sudrėkintas. Ketvirtas punktas, jo užtenka labai ilgai. Pakuotė atrodo kaip ir nėra didelė, bet užtenka labai ilgai, nes tu ėmi to kremo nedaug. Pradžioj pirmą kartą tikrai nenustepčiau, jeigu tu įsigijus išteptum daug, paskui pamatytum, kad Jėzau per daug paėmiau ir tada pamatysi, kad vėliau naudojant, kai ta pakuotė naudojasi labai ilgai. Ir toliau, ką aš to galiu pasakyti, kad tu pabandžius, labai rekomenduoju tau išbandyti, manau, su malonumu norėsi rekomenduoti, dovanoti. Tai yra iš tikrųjų nuostabi dovana, nes tikrai daug žmonių jau atsiliepimus palieka nuostabius gerus ir jų labai daug yra. Jeigu tau reikės atsiliepimų, rašyk, jų tikrai labai daug iš tos priemonės, bet iš tikrųjų žmonės labai su malonumu paskui rekomenduoja ir taip pat dovanoja. Nes iš tikrųjų žmonės dažnai labai ieško pėdų kremo, neranda, nusivilia, ir tiesiog tai palieka, naudoja kokį nors šiaip kremą ten pėdom. Bet kas yra labai smagu iš tikrųjų padovanoti pėdų kremą, pavyzdžiui, kai kalėdos yra tikrai nuostabi dovana, šalia kojinytės, ten koks arbatos puodelis, galbūt ten koks šokoladas tokiam jaukiam vakarui ir kokybiškas kremas. Pradžioje galbūt žmogui atrodys, pėdų kremas kažkaip čia keista dovana, bet kai jisai išbandys, jis nenusivils. O jeigu tu dar užsiemi verslu, tai iš tikrųjų tu automatiškai pratęsi grandinėlę, tas žmogus tikrai sugrįš, tikrai norės įsigyti dar, pabandyti dar kažkokį kitą produktą ir tokiu būdu, aišku, ta kompanija būtent už tai sumokės. Jeigu tu reikės daugiau informacijos, rašyk, klausk, paaiškinsiu, kaip tu gali uždirbti. Tai va, pėdų kremas tikrai jis yra nuostabus. Sudėtis jo yra iš tikrųjų labai unikali, kadangi jame yra sudėtyje kokosų ten sviestas, suderintas su kitom priemonėm, tai būtent jis nepalieka tos liūdnumo, lipšnumo, nes sviestai visą laiką suteikia drėgmę, bet jie turi būti labai atmatuoti, kad būtent susigertų ir dėl to unikali sudėtis. Bosvelyje augalo, kadangi jame yra, tai jeigu net yra kažkoks truputėlį kaip pėdų skausmas, bosvelyje augalas jisai atleidimą tokį duoda. Dėl to pėdas ir atleidžia. Bet aišku, jeigu būtent tu turi pėdų skausmą, tai rekomenduočiau galbūt kitą priemonę, apie tai kitą kartą, nes mes turim kojom, pėdom, turim atskirus kremus, kurie yra Essence e-shop'e. Tai va, šį kartą tiek, tikrai nenusivilsi, labai rekomenduoju įsigyti, panaudoti, pabandyti ir tikrai nenusivilsi, nes tai yra nuostabi priemonė. Nebūtų tiek atsiliepimų, jeigu jisai nebūtų kokybiškas. Tai va, šį kartą tiek, tikiuosi buvo naudinga, jeigu buvo naudinga, užprenumeruok ir uždėk laiką. Jeigu turi klausimų, rašyk man kristina.uleckaitė@gmail.com arba prie grotažinės, gali mane susirasti, grotažinės Kristina Vonžodienė, vienas žodis. Ačiū ir iki kito karto.